Susirinkusieji varė Valdą Adamkų lauk iš Lietuvos, nors kaip sykis šiuo metu prezidentas ir yra išvykęs. Iš pradžių negausus vilniečių mitinguotojų būrelis susirinko prie prezidentūros ir laukė pastiprinimo iš Kauno. Aršiai nusiteikusių kauniečių tramdyti susirinko daug policijos. Pasipylė priekaištai visiems ir prieš visus. Kas čia yra? Mes laukiam Lietuvos ne tokios, mes laukiam Lietuvos, kad lietuviai gyventų kaip reikia, o ne okupuoti būtų. Šustauskas, va visur pasadysim dabar Adamkaus vieton ir parvažiuos ožys ir išvysim ožį. Mes norim paklausti prezidentą. Yra visi sako, mes neįgalus, mes negalim. Tai jeigu neįgalus, tegu vartoja Viagrą. Tiek prezidentas, tiek ir premjeras po Perkūno. Adamkus yra svetimkūnis, atvažiavęs į Lietuvą, atėmė mum elektrą, telefonų, pažadinų. Reikia, kad atsistatydintų, lauk iš Lietuvos. Mitingavę prieš telekomo kainas ir pensijų reformą žmonės Gedimino prospektu patraukė link vyriausybės. Jau iš anksto buvo žinoma, kad atstovai galės savo reikalavimus palikti vyriausybės priimamajame. Tačiau policija matyt nesitikėjo ramaus pasivaikščiojimo. Nemažas specialus būrys buvo pasislėpęs po laiptais.